Žiemą namuose turi būti šilta, o vasarą maloniai vėsu. Palankę temperatūrą gali užtikrinti ne tik šiuolaikiškos šiltinimo medžiagos, bet ir inovatyvūs sprendimai. Kai kurios prekių ženklus mes žinome kaip vienos ar kitos statybų kasdienybę tapusios srities ekspertus. Tačiau kai kurie gamintojai gali pasiūlyti visą medžiagų kompleksą. Ir statybai, ir šiltinimui, ir išorės dekorui, ir vidaus interjerui. Meistrai pasakys, kad pasirinkus vieno gamintojo medžiagas ir dirbti paprasčiau, ir rezultatas paprastai būna konkretesnis. Nesumanius kažkur kažką kažkaip savai padaryti, gal ir gali sutaupyti vieną kitą eurą, tačiau jei kokybė netenkins, kas turėtų prisiimti atsakomybę. Gal geriau nebandyti taupyti ten, kur tikrai nereikia. O kai ieškai maksimaliai gero sprendimo, reikia pasidairyti į inovacijas, kurių tikrai nestinga. Ypatingai renovacija reikalinga yra tokios daug vietų pagal senus projektus, kuriuose neįmanoma suklijuoti šiltinamojo sluoksnio iš storų plokščių ir labai reikia taupyti tą storį. Naudojame pradžioj kitų gamintojų fenolio plokštės. Dabar atradome Baumit gamybos fenolio plokštės, kurios labai mums pasiteisino statyboje. Pagrindinis privalumas jų yra, kad jos yra padengtos iš dviejų pusių neoporos sluoksnių, kuris leidžia patogiau, tiksliau atpjauti tą plokštę, pritaikyti sienoje ir sutaupo vietos. Baumit Starterm Resolution plokštė yra skirta sienų šiltinimui, ten, kur reikia pasiekti maksimalų šiluminį efektą minimalioje erdvėje. Tinka tiek renovacijai, tiek naujai statybai, ypač siauriems mazgams, tokiems kaip angokraščiai, balkonai, balkonų vidus, palangės. Šios Baumit fenolio plokštės turi labai mažą šilumos laidumo koeficientą. Dėl savo uždarų porų struktūros ir specialaus branduolio jos izoliuoja daug geriau nei įprastos EPS plokštės ar mineralinė vata. Uždara izoliacinių plokščių struktūra leidžia pasiekti puikias šilumos izoliacijos savybės, net ir naudojant ploną jų sluoksnį. Plokštė yra 8 cm storio, bet užtikrina tokias savybės, kurios prilygsta 12 cm įprastos šiltinimo medžiagos. Rodos 4 cm skirtumas yra nedidelis, bet vietų, kur tos erdvės tikrai trūksta, yra ir naujos statybos, ir renovuojamuose pastatuose. Kadangi šios Baumit Starterm Resolution plokštės yra dengtos po 3 mm pilko EPS sluoksnių iš abiejų pusių, tinka įprasta Baumit ETEX sistema. Klijavimo mišinys, armavimo tinkliukas, gruntas prieš dekoratyvinį tinką ir dekoratyvinis tinkas. Verta paminėti, kad šios plokštės yra apdirbtos taip, kad iškart būtų paruoštos apdailai. Fenolio plokštės, tai jos beveik apie 50% yra šiltesnės už paprastas šiltinamas medžiagas, todėl, kaip pavyzdys, klijuojant 10 cm paprasto polistirolo, fenolio plokščiam reikia 5 cm. Senuose namuose ypatingai yra tokių vietų, kur neįmanoma storų sluoksnių pritaikyti, tai yra laiptinės, balkonai, tambūrai ir labai gerai tinka fenolio plokštė. Norint pasiekti tą reikiamą projektinę šiluminę izoliaciją, reikia pasipadidėti ties storį. Ypatingai angokraščiuose balkonų daleiskim nepritaikytas storiems sluoksniam ir tas fenolis labai gerai keičia tas plokštės. Dirbti su šiomis izoliacinėmis plokštėmis galima labai greitai, o ne mažiau svarbu, kad tiekimas irgi nekelia jokių rūpesčių. Greitis statybose ir projektų gyvendinimuose yra labai svarbus aspektas šiandieniniam gyvenime. Ir labai mes džiaugiamės bendradarbiaudami su Baumitu. Tas bendradarbiavimas jau tęsiasi ilgus metus, nuveikėm labai gražių darbų ir džiaugiamės tuo rezultatu, kurį mes turime šiandien. Ir todėl mes ir nusprendėm, žinom, kadangi inovacijos labai yra svarbios šiuolaikiniam gyvenimui ir žinom, kad Baumitas irgi juda inovacijų link ir todėl sutikome pirmieji būti Lietuvoje, kurie sandėliuojasi Baumit Starterm Resolution plokštes ir pateikti greitai mūsų klientam šitą produktą iš savo sandėlio. Komanda mūsų yra apmokyta, vietą mes turim paspręstą sandėliuotis vis tiek reikia vidaus sąlygomis, lauke negalima šito produkto.
Tai atvykus į vietą tikrai gali išsirinkti reikiamą dydį, komanda padės tą išsirinkti ir greitis yra šios dienos prioritetas yra, aš manau, visame kame. Pajūrio regione puikiai žinoma įmonė gali pasiūlyti ne tik šiuolaikiškas didesniam ar mažesniam objektui reikalingas medžiagas. Labai džiaugiuosi, kad turim mes stiprią komandą pas save prekybos centre Gulbė ir kur gali tikrai padėti parinkti atspalvius, ne tik atspalvius, bet ir, sakykime, produktus, kurie labiausiai tiktų jo interjere. Turime tonavimo centrą, ten galime irgi iš begalės spalvų parinkti tinkamiausią pagal jo konceptą įsivaizdavimą spalvą jų namam, kuri dėrėtų tikrai labiausiai. Šiuolaikiniai, aišku, klientai, ką galėčiau pasakyti, labai įnoringi. Ir kiekvienas individualus ir skirtingas. Ir mes bandom surasti prieėjimą prie kiekvieno kliento, prie jų įnorių prisitaikyti ir padėti suspręsti jam patį geriausią konceptą. Nuolat mes dalyvaujam kiekvienais metais įvairiose pasaulinio lygio parodose ir iš ten parsivežam naujienas, kurias pristatom savo klientam. Ypatingas dėmesys skiriamas yra asmeniniam klientų aptarnavimui. Atvykus klientui stengiamės išsiaiškinti jų poreikius ir pasiūlyti jiems tinkamiausią produktą. Baumit Starterm Resolution plokštės yra sandėliuojamas pas mūsų partnerius Vakarų Lietuvoje, Klaipėdoje, UAB Stamex, geriau žinomas prekinių ženklų Gulbė. Logistiką koordinuojame kartu su savo partneriais bei jų darbuotojais, todėl galim užtikrinti greitą ir sklandų pristatymą visoje Lietuvoje. Pagrindiniai šios plokštės privalumai yra tie, kad ši plokštė yra dengta po 3 mm pilku EPS sluoksniu iš kiekvienos pusės. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad mes šią plokštę galime užklijuoti ir užarmuoti su įprastais Baumit mišiniais, nereikalingi, specialūs, brangus mišiniai. Taip pat šias plokštės galima apdirbti lygiai taip pat kaip įprastas EPS plokštės. Idealiai tinka naujai statybai, renovacijai, ypač siauriems mazgams, tokiems kaip angokraščiai, balkonų vidus, patys balkonai, palangės. Šios plokštės yra suderintos su Baumit sistemomis, taip užtikrinamas vientisas sprendimas. Ir žinoma, kadangi mes jas sandėliuojame pas savo partnerius UAB Stamex Klaipėdoje, mes jas galime pristatyti greitai ir net nedideliais kiekiais visoje Lietuvoje. Beje, pašnekovas siūlo įvertinti turimus savo įgūdžius. Specialių žinių dirbant su šiomis izoliacinėmis plokštėmis tikrai nereikia, tačiau jeigu darbas sudėtingesnis, jį verta patikėti profesionalams.